šiandien planas yra toks, atsidėti 5 pamokas, tada važiuosim pasidaryti nagučių, važiuosim pamodeliauti, greitai visą savo manatkę susikraunam ir su kemperiais važiuojam prie ežerų. Tai tokia įtempta dienelė, nes viskas taip top pagal laiką turi būti, tai vat labai tikiuosi, kad viskas spėsiu. Ar važiuojam į mokyklėlę. Eina savo labai ilga diena, buvo žiauriai nusikalusi čia. Dabar prisirengiau savo outfituką, fotošiuto. Eisiu mokyklos stūliką darytis makiažą. Iki savo nagų vizito turiu valandą, tai reikia paskubėti. I look fucking delicious. Viskas, dabar važiuoju. Liko 20 minučių iki mano nagų. Darysiuos šviesiai rožinės spalvytės. Tai bet. Aš esu ką tik po pedikiūro. Važiuojame į Dambavą. Ten bus fotosesija prie žiedų. Ar aš dabar filmuoju ir važiuoju? Ne. Tai susitiksim vietai. Pasifotkinom pusvalanduką, labai tokia greita fotosesija buvo. Tikėkimės nuotraukytės patiks. Važiuojam namučio, varysim baigtis krautis daiktelius ir važiuosim prie ežeriuko. Viskas, visus daiktus susirinkom. Dabar keliaujam. Nu ir ką mes čia turim? Labai fainai, 6 vietos kemperis. Labai gražus. Ir mes jau čia. Visi vietoje atvažiavom, labai gražu. Va, kažkas žvejoja. Meškerė, pastrauk, Melyta! Meškerė! Ten yra! Žiūrėkit, kas čia? Taigi pasimtų tą vėžį. Nespėjau pasakyti, nes broliai mane paskubino pastrauko meškerės. Tai vandenukas tikrai labai šiltas. Aš nežinau, ką mes šiandien darysim. Egzaminai už savaitės. Eisim mokintis, tapatinsimės su gamta, atsipalaiduosim prieš labai įtemptą savaitę. Labai gražu čia, labai patinka. Nu, atsisukam ir pamajuojam. Šiaip labai smagiai bėgasi, bet mano kojas visiškai nesugeba menkiausią krūvę atlaikyti. Ta prasme, žiauriai skauda, nežinau, kiek pavyks išbėgti. Tokį gražų vaizdą matau, kaip iš pasakos. Jūs pasižiūrėkit. Ir tokie pasivaikščiojimai gamtoj man tiesiog leidžia suprasti, kad aš visiškai esu gamtos žmogus. Ir tokia vidinė ramybė gaunu nuo jos. Kaip gera gyventi Lietuvoj. Kad negaliu daugiau bėgti, nes labai ištino kojas. Aš pakankamai toli esu nuo savo kempingo vietos, nežinau kaip grįšiu namo, dabar bandau eiti iki Žvalgos bokšto. Tikėkime, kad kelionė bus sėkminga ir kažkiek kojos nuslūgs, nes šiaip dabar skausmas tiesiog eina savo. Labai skaudai, tai atrodo, kad bet kuris žingsnis toksai gali būti lemiamas. Nu bet alio, žiūrėk, gražu, dar tie garsai visi. Aš tikiuosi jūs girdėt, bet ten kalena genys. Radau kažkokį takelį. Nežinau, kuris į mane nuves, bet tikiuosi, kad prie Žvalgos bokšto. Žiūrėkit, Eifelio bokštas. Prašau, vat Molėtų Žvalgos bokštas. Labanoro regioninis parkas. Čia žiūrėkit, lygiai gavosi. Iš naujo. Aštras. Bet tava kitam. Imtams. Gali būti žogas. Turi. Geras. Bet koks lygs. Tu žinok. Ne kažkaip šuns ir Velyko. Ir dar šitas. Ar dar kažkas yra? Ne, geras. Ir padėkite. Tiesiog nebesut. Tai pasidalinkit. Bananas. Gerai. Vienas. Eik žaisti. Kramtot.
O Jėzu. Geras žaidimukas. O, Aš turiu tik vieną žodį. Wow. Ir spėkit, jis pamiršo savo patalyną. I did. Gerai, kad man pasidalino užstėję adijalą ir aš pasidariau iš adijalo ir megztinio pagalvę. Miegosiu labai labai nepatogiai. Svarbiausia, kad turiu kur miegoti. gal nenori? Nenoriu! Nu, sap, jie nertuzė, biškai padabok. Kodėl nebešildė? Dabar yra 8 ryto, eisim pakapot malkų. Man vaikai ir tėvai išvaro su valtim žvejot. Nes šitą man reikia rašyti. Kas man grįžta? Gentis. Kokia? Vyrai. O tu šio darai? O, kokia? Fucking malė. Kokia malė čia. Plauk. Gera. Skanu? Nu, kas maudosi, o kas mokosi. Ką galiu pasakyti, kad oras pasaka. Nežinau, ar matosi, bet labai aš jau nudegiau. Vaizdas irgi tiesiog pasaka. Pats gyvenimas tiesiog pasaka. O va, prašau. Fucking malė vakarienė. Ką privogiai? Ačiū. Taip ir užsibaigė mūsų šeštadienis 11 valandą. Nieko labai daug nenuveikėm. Deginomės ir valgėm. Šeštadienį mes uždarom ir einam miegoti. Dabar jau yra 11. Nenufilmavau savo ryto ritualą. Žodžiu, viskas jau po truputį kraunamės daiktus. Pusryčiavom. Ėjo krautis daiktelius ir keliauti namo čia. Šią naktį labai prastai miegojau, nes buvo tarpas. Ir man buvo labai šalta miegot. Ir žiauriai sušalau. Na, mes jau ir pakeliui namo. Ką tu? Žiūrėjau, ką tik namo, tai man atėjo mano teinio skambučio suknelė. Ir dar sportinė maikė. Labai gražutė. Galėčiau net nesportuose naudoti. Aš raudona ne dėl to, kad man karšta, dėl to, kad aš nudegiau saulį. Dabar įdomiausia dalis. Bandau matuotis. Aš be žado. Žodžiu, net sutemo. Suknelė labai patiko. Tai visą savaitėlis patiko. Pailsėjau. Iš 4 dienų baigiau mokyklą. Baisu. Tikrai ne paskutinis kelionės video. Ačiū labai visiems, kurie pažiūrėjo iki galo. Labai visus myliu ir ačiū, kad palaikot.